Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Visagalis ir mielas, dangiškas Tėve, šiandieną kreipiamės į Tave, Jėzaus, Tavo mielųjų Sūnaus vardu. Ir norime padėkoti Tau, kad Tu mus vėl sukvietei čia prie altoriaus, prie Tavo žodžio apmąstymo. Ir šiandieną čia turėjo būti vyskupas, bet ligai užklupus jis turėjo grįžti į namus. Todėl mes meldžiam jam kuo geriausios sveikatos, išgydymo, o ir mums taip pat visiems, kad mes galėtumėm džiaugtis Tavoju žodžiu, Tavąją malonę ir Tavoju gerumu. Viešpatie Jėzau, Tu kalbėjai apie šventą vakarienę ir mokei apaštalus valgyti Tavo kūną ir gerti Tavo kraują. Ir nuo tokio pasakymo daug apaštalų nuo Tavęs pasitraukė. Tai jiems buvo per daug drastiška, nes kaipgi galima valgyti žmogaus kūną ir gerti jo kraują. Tai yra siaubinga. Todėl mes meldžiame Tavosios dieviškos išminties, kad Tu pats šiandieną per savo šventąją dvasią paaiškintumė mums, ką Tu norėjai tuo pasakyti. Taigi mes meldžiame ir šiandieną dėl taikos pasaulyje ir toliau. Ir prašome pagalbos visiems, kurie kenčia, yra sužaloti ir kuriems ypatingai reikalinga globa, gydymas ir kitokia pagalba. Tad palaimink mus visus ir išgirsk mus dėl Jėzaus. Mes prašome Tavęs, Dieve mielasis, Jėzaus vardu. Amen. Taigi šiandieną paskaitysiu žodžius, kurie yra parašyti apaštalo Povilo laiške 1 Korintiečiams 23 ir 24 sakinyje 11 perskyrimo. Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį, kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir sukalbėjęs padėkos maldą sulaužė ir tarė: Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui. Amen. Prašom sėstis. Taigi šiandieną norėčiau perduoti linkėjimus jums nuo mūsų mielo vyskupo. Šiandieną jisai buvo Kybartuose ir teko būti kartu. Ir jisai perdavė jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus ir atsiprašė, kad dėl matyt pakilusios temperatūros ir balso užkimimo jis jau nesiryžo šiandieną važiuoti čia į Jurbarką, bet linkėjimus taip pat dar siunčia ir Kybartų bendruomenė ir mane įpareigojo čia pravesti pamaldas. Taigi jie siunčia jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus kartu su ganytoju Justinu Povilaičiu. Taigi šiandien girdėjome žodžius apie šventąją vakarienę ir apaštališkoje bažnyčioje, kaip žinia, mes švenčiame šventą vakarienę kiekvieną sekmadienį, kiekvienas pamaldas, ar tai būtų trečiadienis. Šventą vakarienę mes švenčiame taip pat ir su ligoniais, kurie yra namuose arba ligoninėse. Taigi šventoji vakarienė yra praktikuojama apaštališkoje bažnyčioje, kaip jinai buvo švenčiama taip pat ir pirmoje apaštališkoje bažnyčioje. Dėl apaštalų šventosios vakarienės įsteigimo ir iš viso šventimo yra daug visokiausių nuomonių ir daug nesutarimų kyla dėl to, jau pradėjus nuo to, kad pirmojoje apaštališkoje bažnyčioje su šventąja vakariene ir jo šventimu būdavo įvairių problemų. Nes apaštalai rinkdavosi tai vienur, tai kitur namuose ir švęsdavo šventą vakarienę. Ir tas šventos vakarienės šventimas, aišku, buvo netoks, kokį mes švenčiame šiandieną. Nes mes švenčiame šiandieną dalindami ostiją vienas kitam, o ten apaštalai susirinkdavo ir jie dalindavosi tiesiog maistą. Ir jie valgydavo ir susineždavo taip pat ir vaišių ir tiesiog imdavo taurę, laužydavo taip pat tą neraugintą duoną, kuri buvo priimtina jau Izraelio senojoje tautoje, nes jie būtent šventė Velykas arba išėjimo iš Egipto nelaisvės šventės priminimą, jie valgydavo taip pat neraugintos duonos paplotėlį.
valgė neraugintą duoną, nes jie turėjo būti pasiruošę kelioniai iš Egipto nelaisvės į pažadėtąją žemę. Taigi ir Izraelyje, ir Jėzus su apaštalais, jie šventė Velykų avinėlį ir jie paskersdavo Velykų šventėj avinėlį, tai reiškia, ten būdavo ir mėsos, ne vien tik tai, kad duona nerauginta, bet jie paskersdavo avinėlį ir mes skaitome, kad Jėzui apaštalai paruošė Velykų avinėlį ir jie paruošė stalą būtent su valgiu. Ir būtent tada Jėzus ir įstatė arba liepė švęsti apaštalams šventąją vakarienę. Ir tą šventė žydų tautos žmonės, kaip minėjau, ir jie šventė tą šventę todėl, kad vaikai prisimintų, ką Dievas padarė gero Izraelio tautai, kad stebuklingų būdų jis ją išvedė iš Egipto vergovės, iš Egipto nelaisvės ir tokiu stebuklingu būdu, kad jis pervedė žmonės Izraelio per jūrą, tuo tarpu, kai egiptiečių kariuomenė, norėdama juos pasivyti ir sugrąžinti į vergovę, buvo paskandinta vandenyje. Tai kad tai nepamirštų niekada Izraelis, tai vaikams buvo pasakyta, kad tą šventę jie švęstų ir perduotų ją anūkų anūkams, kartų kartoms, kad Izraelis niekuomet nepamirštų kaip tauta, kad Dievas jai yra padėjęs. Ir galima taip sakyti, iš nelaisvės ir mirties išvedęs į gyvenimą. Tai tam tikra prasme ir Jėzus kaip avinėlis, tai yra tam tikras simbolis, kuris paukotas ir kuris įstatė būtent tą šventą vakarienę tam, kad visa krikščioniška tauta, visi krikščionys įvairių tautų žmonės, nes mes skaitome, kad nuo Jėzaus laikų jau krikščionys arba Kristaus bažnyčia sudaro ne vien tik tai žydų tautos žmonės, bet įvairių tautų žmonės. Ir kad būtent Jėzus yra tas tarpininkas, kuris gali išvesti žmoniją iš nuodėmės vergovės ir taip pat iš mirties, nelaisvės į laisvę, tai yra į amžiną gyvenimą, į ramybę ir į džiaugsmą. Nes kol mes gyvename kūne, mes vis dėlto tam kūnui arba ir kitiems kūnams tiesiog tarnaujam. Ir tam tikrą prasme esame tokioj kaip ir nelaisviai. Nes pilnos laisvės žmogus, kol jisai gyvena kūne, paprastai neturi ir negali turėti. Nes mes jau turbūt puikiai žinome, nes jeigu mes leistume mūsų kūnams daryti tai, ką tik tai jisai nori, tai paprastai mūsų kūnas atneštų mums daugybę problemų ir gali tiesiog priartinti netgi mirtį ir veda į pražūtį. Nes apaštalas Paulius rašė, kad būtent dvasia mūsų yra noringa, bet kūnas silpnas. Dvasia nori daryti gerą, bet kūnas dėja, yra silpnas ir jis dėja palūžta. Taigi Jėzus būtent buvo ir yra tas, kuris paliko mokiniams, kaip mokytojas savo mokiniams, nepamiršti jo aukos ir jo nuopelno visai žmonijai. Ir tam, kad žmonės to nepamirštų, jie turėtų kiekvienais metais tą šventę švęsti. Ir kiekvieną kartą, kai mes švenčiame šiandieną ir ne tik šiandieną šventą vakarienę, mes skaitome tą, galima sakyti, tą pačią vos ne formulę, išskirdami būtent šventai vakarieniai Kristaus kūną ir kraują, vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ir tai jau daugeliui turbūt žmonių yra jau tam tikra prasme ir atsibodę. Bet aš prisimenu vėlgi mūsų mielą tikėjimo brolį Žankaitį, kuris pasakojo, kad iš Vilkaviškio jis kaip jaunas kareivis išvyko į karą su daugybė jaunų žmonių. Ir sako, keliais vagonais mes buvome išvežti iš Vilkaviškio ir sako, po karo aš grįžau su tuo pačiu ar panašiu traukiniu, bet jau buvau tik tai vienas. Ir visi šitie vyrai, kurie buvo išvesti, visi jie žuvo.
Bet sako, aš esu dėkingas vienam karininkui, kuris kiekvieną rytą mokindavo mus kaip kareivius išminuoti minas, įvairiausias rūšis. Ir sako, jau mes mintinai žinojom ir savas minas, ir priešų kariuomenės minas. Ir galėdavom jas išardyti ir vėl sustatyti. Bet sako, kiekvieną rytą, kaip malda, būdavo mums sustatyti, išardyti, sustatyti, išardyti, kad rankos nepamirštų judesių, nes kiekvienas neteisingas judesys gali reikšti gyvybės praradimą ir mina gali sprogti. Ir sako, aš esu dėkingas tam karininkui, nors jis buvo ir įkyrus, ir mes turėdavom tai kartoti kiekvieną rytą, bet tai padėjo išsaugoti man gyvybę. Kad aš tiesiog mintinai ir naktį, ir šviesoje, ir tamsoje, aš radęs miną galėjau ją išminuoti ir galėjau išlikti gyvas pats ir mano kovos draugai. Tai padėjo jam jo gyvenimo kelyje. Tai kartais yra sakoma, kad pas mus bažnyčioje mes tą patį vis girdim, šventa vakarienė, tas pats Jėzus, vis tas pats ir tą patį, bet kai mes mirsim, tai mes galėsim pasakyti, panašiai kaip tas Ženkaitis, kad mes esame dėkingi mielam Jėzui, kad jis kiekvieną sekmadienį mums primindavo, ką jis dėl mūsų yra padaręs, nes tai išgelbės mus iš mirties ir apkaltinimo, nes kai mes mirsim, tai šėtonas be abejo mums primes tokių nuodėmių ir tokių klaidų būtų ir nebūtų, iš kurių mes išsikapstyti patys negalėsim, bet mes tada prisiminsim, kad už visas mūsų nuodėmes mes tą kartojam ir tai turbūt jau bus įaugę mums į kraują ir jau po mirties mes tą dar irgi į atmintį tiksliau, kad po mirties mes galėsime prisiminti, kad būtent kai būsime apkaltinti dėl nuodėmių, mes galėsim pasakyti, kad už mus yra paaukotas ir už mūsų nuodėmes yra miręs Dievo Sūnus, mūsų viešpats Jėzus Kristus. Taigi šventoji vakarienė būtent ir kiekvienais metais švenčiamos Velykos, kiekvieną sekmadienį švenčiama šventa vakarienė gal kam ir atsibodusi yra, bet tai padeda mums išsaugoti gyvybę, padeda mus apsaugoti nuo klaidų ir nuo amžino prapuolimo arba amžinos vergystės. Nes šito pasaulio kunigaikštis nori ir ieško mus pavergti ne tik tai šitame gyvenime, bet taip pat ir amžinybėje. Todėl mums tai yra labai svarbu prisiminti. Ir anuo metu, kai žydų tauta švęsdavo būtent tą Velykų šventę, tai jie susirinkdavo ją švęsti į Jeruzalės miestą. Ir ten susirinkdavo labai daug žmonių. Ir mes turbūt galim pastebėti, kad šiandieną per Velykas ir per kitas krikščioniškas šventes paprastai į bažnyčias ateina daugiau žmonių. Tuo tarpu per kitas eilines pamaldas žmonių būna mažiau. Na, pas mus tai pastoviai mažai turbūt būna, tai mums didelio skirtumo tai čia jau nėra, bet kitose bažnyčiose tai vis dėlto per didžiąsias šventes tikinčiųjų būna daug, daugiau negu eilinėmis dienomis. Ir tai vėlgi visai žmonijai bandoma priminti, ką dėl mūsų padarė mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir tas Jėzaus įsteigimas šventos vakarienės buvo ir išlieka labai keistas. Nes pasakyti žmonėms, kad jiems reikės valgyti jo kūną ir gerti jo kraują, tai buvo siaubas. Nes mes turbūt puikiai žinom, kad Izraelis kaip tauta yra viena iš pirmųjų tautų, kuri gavo arba tiesiog savo gyvenimu įsitikino ir priėmė tokius dieviškos įstatymus, kurie naudingus jų kūno ir dvasios sveikatai. Ir ten buvo jau senuose raštuose, Senajame testamente žydų tautai pasakyta, kad nei vienas žmogus negali gerti jokio kraujo ir negali valgyti žmogaus ir gerti jo kraujo. Tai yra nežmoniška, tai yra nuodėmė, nors mes žinom turbūt, kad yra ir buvo gal tokių tautų žemėje, kurios valgė žmonės, valgė vieni kitus. Be abejo, nereikėtų pamiršti turbūt, kad buvo laikas ir Izraelyje, kai buvo badas, kai buvo karas ir žmonės neturėjo ką valgyti.
Tai ten yra sakoma, kad tiesiog, žmonės turėjo valgyti netgi savo kūdikius, netgi žmonės, kurie buvo nužudyti. Buvo tokie laikai, žiaurūs laikai. Ir tam pačiam senajam Leningrade, Sankt Peterburge dabartinėme, tai žmonės pasakoja, kad kai buvo badas Leningrade, tai žmonės valgė ne tik tai kad žiurkes, bet taip pat ir deja žmonės. Nes kad išsaugoti savo gyvybės, kažką reikėjo valgyti. Tai ir visi turbūt tą puikiai supranta, kad paprastai netgi buvo galvojama, kad netgi tuos žmonės, kurie valgė žmogieną, taip pat reikia nužudyti, nes tai yra kanibalizmas ir tai yra tiesiog baisu. Bet tai pasaulis ir žmonija tokių pavyzdžių žino. Ir be abejo su tuo yra kovojama, kad žmogus nėra gyvulys, kad ir kaip ten bebūtų, žmogus nevalgytų. Nors aš prisimenu, tokia buvo laida per televiziją ir buvo ten kalbama, ką galima žmogui valgyti ir ką negalima valgyti. Ir ten buvo kalbama, kad paprastai žmogus kiaulienos, lašinių valgyti negali, kad ten yra labai daug riebalų ir žmogui, jo kraujyje gali susikaupti cholesterolis, susikimšti kraujagyslės ir žmogus gali mirti. Bet kiti žmonės sako, žinot, atvirkščiai yra, nes žmonės, kurie valgo lašinius, pasirodo, tai kepenys kaip tik mažiau ir gamina cholesterolio ir mažiau kemša kraujagyslės. Bet kai žmonės valgo vien tik tai žalią maistą ir nevalgo mėsos, ir kai žmogaus organizmui trūksta riebalų, tai kepenys, neturėdamos iš kur imti riebalų, jos išskiria į kraują cholesterolį. Ir žmogaus kraujagyslės kemšasi dar baisiau. Tai nuomonių yra visokių. Kurie yra teisūs, nežinau. Nes gydytojai jau daug kartų sako, kad riebų maistą valgyti negalima, tuo tarpu kiti sako, kad kaip tik reikia, arba kaip tik reikia valgyti visko, bet su saiku. Bet vėlgi yra sakoma, kad geriau valgyti vis dėlto, kad ir riebesnį maistą, bet vengti saldumynų. Tai nuomonių yra daug, bet vienas Seimo narys pasakė tokį gražią mintį. Jis pasakė, mielieji mano, valgykit visi, kas tik norit ir ką tik norit ir kiek tik tai galit. Bet tik tai pasisaugokite, kad nevalgytumėt lietuvis lietuvio. Kitaip tariant, jisai priminė, kad žmonės dvasiškai ir psichologiškai nenaikintų vieni kitų. Kitaip tariant, nekenktų jų sveikatai. Ir tai yra svarbu. Nes kai kuriuose šalyse yra tokie įstatymai netgi, kad jeigu žmogus piktai ir nepagarbiai elgiasi, įžeidinėdamas kitą žmogų, ir tai sukelia jam stresą ir sukelia jam nervus arba sveikatos sutrikimų, tai jisai gali būti paduotas į teismą ir turėtų užmokėti gydymo išlaidas tam žmogui, kurį jisai įžeidė arba kurį jisai įskaudino. Ir kai šiandien mes girdim kartais apie tą vadinamą mobbingą, ir kuris vyksta ne tik tai medicinos įstaigose, bet ir kitose įstaigose, tai reikėtų būtent mums kaip lietuviams visiems pagalvoti apie tai, ką sakė Seimo narys, kad vis dėlto reikėtų stengtis daryti viską, kad mes kaip žmonės dvasiškai nežudytume vieni kitų savo pykčiu, savo persekiojimu, savo kerštu gal, neapykanta, pavydu ir panašiai. Tai yra labai svarbu, nes kaip mes jau turbūt girdėjome, kai kuriems žmonėms, kurie dirba darbe ir tos darbo sąlygos yra nepakeliamos, tai kai kurie darbuotojai net nusižudo. O priversti nusižudyti žmogų, tai reiškia, yra didelis nusikaltimas. Aišku, jo negalima įrodyti, galbūt sunku įrodyti, bet vis dėlto gyvenimas mus tiesiog moko,
kad pasirodo dalintis tuo dvasiniu maistu arba jį perduoti vis dėlto reikia labai atsargiai ir labai mandagiai ir labai subtiliai. Taigi tai priklauso prie turbūt daugeliui pasaulio tautų ir žmonių būtent, kad jie būtent pamąstytų apie tai, kad ką mes valgome, ne vien tik tai fizinį maistą, bet ką mes valgome ir ką mes perduodame, tą dvasinį maistą. Nes Jėzus mūsų viešpats sakė būtent, kad žmogų nešvarų daro ne tai, ką jisai suvalgo, kūnišką maistą, bet tai, ką jis išleidžia iš savo burnos dvasiško. Tai reiškia, jis norėjo pasakyti, kad žmogus gali valgyti bet ką, bet svarbu, kad jis elgtųsi ir kalbėtų su kitais žmonėmis padoriai, kad ta dvasinė jo kalba arba dvasinė duona, kurią jisai kalba ir perduoda, ir padėtų kitų žmonių sveikatai, jų gerai nuotaikai ir džiaugsmui. Bet jeigu ta kalba arba elgesys ir žodžiai kenkia kito žmogaus sveikatai, tai be abejo tai jau yra nusikaltimas. Nes mūsų viešpats Jėzus sakė, jeigu tu sakai apie savo brolį durniau, tai tu esi vertas bausmės. Ir kartais be abejo mes turbūt irgi esame išgyvenę, kad kartais, kai policijos darbuotojai sustabdo vieną ar kitą vairuotoją, tai jie išreiškia tokią, nenoriu sakyti neapykantą, bet elgiasi su vairuotojais kaip su didžiausiais nusikaltėliais. Nors aišku, iš kitos pusės galima suprasti ir tuos policininkus, kurie susiduria su daug įvairiausių nusikaltimų, įžeidinėjimų, taip pat daugybė nešvarių dalykų jiems tenka išgyventi ir sutikti, todėl juos galima irgi taip pat suprasti. Bet kai buvo sustabdytas vienas mūsų kunigas, kuris buvo apkaltintas pažeidęs kelių eismo taisykles, bet jisai sako, su manim buvo elgiamasi panašiai kaip koncentracijos stovykloje, kaip su didžiausiu nusikaltėliu. Ir tai, sako, man vėliau nebuvo galima miegoti tiesiog naktimis ir man tai kainavo labai daug sveikatos. Taigi pasirodo, kad ir kaip ten bebūtų, pasaulis, kultūringas pasaulis jau po truputėlį mokosi būtent elgtis žmogui su žmogumi ne kaip su gyvuliu, ne kaip su plėšrūnu, ne kaip su liūtu, bet kaip su žmogumi. Ir dažnai buvo sakoma, žmogus žmogui turi būti brolis, bet ne vilkas. Taigi gyvenimas tiesiog mus moko, kad ir valgyti, ir išleisti iš savo burnos žodžius mes turėtumėm stengtis kiek įmanoma ekologiškesnius, sveikesnius, arba tai reiškia ramesnius ir geresnius. Be abejo, taip gyvenime nebus, kad mums tik tai pavyks kalbėti su visais žmonėmis gražiai ir geruoju, nes mus vis dėlto išprovokuos anksčiau ar vėliau pakelti balsą. Ir mes tą turbūt jau puikiai žinom, kad kai mes pakeliam balsą, mes klystam, supykdami mes taip pat klystam. Todėl gyvenimas mus moko nepykti, nekelti balsą. Ir kaip yra sakoma kartais įdomiai, jeigu tu kalbėsi tyliai ir nešauksi ir nerėksi, tai tave žmonės išgirs geriau, negu kad tu rėktum ir įrodinėtum savo teisybę. Pasirodo, ramiai kalbama tiesa yra geriau priimama, negu bandoma įkalti vieną ar kitą mintį su pakeltu tonu arba su grasinimais ir panašiai. Taigi, gyvenimas mus moko. Ir kodėlgi viešpats Jėzus pasakė būtent mokiniams, kad kas nevalgys jo kūno ir negers jo kraujo, tas neturės jokios dalies su manimi. Tai šitą klausimą daugelis žmonių atsako įvairiai. Vieni vienaip, kiti kitaip. Nes Jėzus daugelį atvejų kalbėjo labai įdomiai. Pavyzdžiui, mes skaitome, kai jisai susitiko su moterim prie Samarijos ežero, su moterim samarietė prie šulinio, tai jisai
kalbėjo būtent, kad jis turi amžino gyvenimo vandens. Labai įdomus pasakymas. Moteris nesuprato, apie ką čia Jėzus kalba, kokį jis tą vandenį turi ir kur jis jį turi, jeigu jis nei to šulinio neturi. Ir jinai sako, tu net neturi su ko pasemti, kaip tu man gali duoti to vandens, kad tu neturi ne tik tai, kad šulinio, bet ir netgi indo, su kuriuo tu galėtum pasemti, arba virvės, į kurį tu galėtum įleisti tą indą ir jį ištraukti iš vandens. O Jėzus sako, aš turiu tau duoti vandens, kurio tu gerdama niekuomet netraukši. Nu niekaip negali suprasti, ką Jėzus kalbėjo. Ir štai kai jisai kalbėjo, būtent apie tai, kad kas nevalgys jo kūno ir negers jo kraujo, tai irgi žmonės, jie suprato tiesiogiai, kad kai Jėzus mirs, tai matyt, apaštalams reikės valgyti jo nužudytą kūną tiesiog po dalelę atsipjaunant ir atsigerti to kraujo, kuris iš jo kūno išbėgo. Tai siaubas. Tai turbūt jie tiesiog pagalvoja taip tiesiogiai, tiesiog pasitraukė nuo Jėzaus ir daugiau jį nebesekė, nes sakė, kas tai yra siaubas, tokius žodžius girdėti, tai yra neįmanoma. Ir kaipgi vis dėlto yra bandoma paaiškinti, kągi Jėzus turėjo mintyje. Tai nemažai teologų aiškina, kad Jėzus turėjo mintyje mokymą, nes jis kalbėjo, kad žodis arba duona, kurią Dievas duoda iš dangaus, yra jo kūnas, arba tiksliau tariant, Jėzus, jo mokymas. Ir visi, kurie valgo, tai yra skaito arba girdi Jėzaus žodį ir yra pasikrikštiję arba pakrikštyti šventąja dvasia, tai yra turi šventas mintis, tikėjimo mintis apie Jėzaus Evangeliją ir patį Jėzų, tai jie tam tikrą prasme suvalgo Jėzų kaip dvasinį kūną. Kartais yra sakoma, kad viena ar kita knyga buvo tokia įdomi, kad aš ją tiesiog tarsi atrodo mieliausiai skaičiau per naktį ir jinai man buvo kaip skanus valgis, kaip ir šventajame rašte buvo sakoma, kad Dievo žodis arba jo rytiniai buvo liepta suvalgyti vienam pranašui ir jie buvo labai labai skanūs. Taip vaizdžiai ten rašoma yra kaip medus, kaip pyragas su medumi. Taigi daugeliui žmonių būtent šiandieną Dievo žodis Evangelija yra kaip skaniausias medus, kurį tiesiog norisi valgyti. Ir štai Jėzus būtent kalbėjo, kad palaiminti yra tie, kurie valgo jo kūną ir geria jo kraują. Anksčiau buvo tikima, kad gyvybė glūdi žmogaus kraujyje. Ir taip buvo kalbama ir galvojama, kad Jėzuje yra paslėpta mūsų gyvybė, jo kraujuje yra mūsų gyvybė. Ir tai vėlgi tam tikra perkeltinė prasmė, kad be tikėjimo Jėzumi Kristumi ir pralietu jo krauju mes prarandame gyvybės. Tai reiškia, mes neturime vilties prisikelti arba gyventi dvasinėme kūne, naujame kūne po mirties. Bet jeigu mes tikime Jėzumi ir jo krauju pralietu už mus, tai mes turime viltį ir tikėjimą, kad po mirties mes gyvensime kartu su mūsų Viešpačiu. Ir pirmoji apaštališkoji bažnyčia, kaip minėjau, kaip jie šventė šventą vakarienę, tai jie ten turėdavo ir Jėzus turėjo su apaštalais taip pat ir paruoštą mėsą, tai yra avinėlį, jie turėjo neraugintos duonos, jie turėjo ir vyno, ir jie ten valgė ir gėrė. Ir Jėzus jiems liepė būtent, kad kai jie susirinks pamaldose, kad jie ir toliau taip vaišintųsi ir taip prisimintų Jėzaus kančią. Ir mokiniai tai darė. Bet ir vėl, kai tos vaišės būdavo, tai atsitikdavo taip, kad žmonės ateidavo į bažnyčią pas krikščionis, nes jie žinodavo, kad jie ten gaus pavalgyti ir gaus vyno. Ir mes skaitome, kad kai Jėzus dar vaikščiojo žemėje ir jį sekė daugybė žmonių ir jis pamaitino ten apie 5000 žmonių, tai be abejo galima iš to suprasti, kad ir anuo metu žmonės norėjo valgyti. Ir be abejo jie sekė paskui Jėzų, kaip jis pasakė, kad dėl stebuklų ir dėl to, kad jie galėjo pavalgyti. Taigi ir
Anuo metu, o panašiai ir kartais ir šiandieną mes dar galime pastebėti vis dėlto, kad nemažai bažnyčių, o ir mūsų bažnyčioje kartais po pamaldų yra praktikuojama ta vadinama kavos valandėlė, kada po pamaldų mes susėdame prie stalo, susinešame ten ir tos pačios mėsos, ir tos pačios arbatos, bet alkoholio jau ne. Ir nes ten, kur alkoholis, paprastai ten būna problemos. Jau mes turėjom tą praktiką, kad mėginam po truputėlį ten ir vyno išgerti, ir šampano išgerti, bet pastebėjom, kad tai atneša įvairias problemas ir su tuo baigėm. Nes tą išgyveno ir pirmoji apaštališkoji bažnyčia, kad jie irgi taip pat susirinkdavo ir kai kurie ateidavo nevalgę, jie ten norėdavo valgyti, o žinot, kai žmonės susirenka prie bendro stalo, tai paprastai, nenoriu taip sakyti, bet yra žmonių, kurie skaičiuoja kąsnius. Tiesiog, kai mes sėdim prie stalo ir jeigu jau ateinam ten susinešam to maisto, tai ne visi žinoma skaičiuoja, kas ką valgo, bet yra žmonių, kurie skaičiuoja ir žiūri, kiek kas daugiau suvalgys. Ir jeigu ateina žmogus, kuris galbūt alkanas yra ir yra pastebima, kad jis daug suvalgo, atsiras būtinai problemų. Būtinai atsiras problemų. Ir dar buvo taip, kad ateidavo taip pat ir žmonių į pirmąją apaštališką bažnyčią, kurie ateidavo švęsti to šventos vakarienės ir žinodavo, kad ten bus vyno. Ir kartais jie jau ateidavo į šventą vakarienę pas apaštalus jau truputėlį ir užgėrę. Ir mes turbūt puikiai žinom, kai žmogus truputį būna užgėręs alkoholio, jam norisi dar. Ir be abejo, jeigu žmogus yra užgėręs, tai jis aišku eis į bažnyčią ten, kur žino, kad jis ten gaus vyno. Ir kai apaštalai tą pastebėjo, tai jie būtent tą ir pastebėjo, kad į šventąją vakarienę, į šventos vakarienės šventimą ateidavo kai kurie žmonės, kurie daugiau suvalgė ir daugiau išgėrė. Ir kai kurie ateidavo jau girti. Ir tada šventa vakarienė virsdavo jau į tokią puotą, kuri jau būdavo ne viešpaties vakarienė, bet šėtono vakarienė. Nes ten, kur yra jau per daug alkoholio, ten dėja jau ateina ir šėtonas. Į tą mes turbūt irgi puikiai žinom, nes yra sakoma, kad paprastai alkoholyje yra skystas šėtonas. Ir daugiau jau išgėrus, visuomet atsiras problemų. Ir turbūt, jeigu mes dalyvaujame vienose ir kitose gimtadieniuose, kur yra daugiau išgeriama negu derėtų, paprastai ten visuomet bus problemų. Nes ten, kur alkoholis, ten visuomet yra problemų. Atsiranda visokie pavydai, įtarinėjimai, ginčai, nesutarimai ir tai išlieka labai ilgai, todėl ir apaštališkoje bažnyčioje ta problema buvo ir apaštalas Povilas norėjo ją išspręsti. Ir štai šiandieną, kai mes švenčiame šventą vakarienę, tai mes švenčiame ją jau kitaip, yra ostijos. Ir kai kuriuose bažnyčiose dar iki šių dienų yra taip pat duodamas gerti ir vynas. Ir jisai kai kur yra duodamas iš vienos taurės, taurė tiesiog yra leidžiama per rankas. Ir kitose bažnyčiose yra taip pat duodamas vynas ir netgi nerauginta duona, bet jinai yra, tokia panašiai kaip puri duona, tiesiog tokie duonos gabalėliai yra padedami ant padėklo ir kiekvienam žmogui yra padedama mažytė vyno taurelė. Ir žmonės gali suvalgyti tą neraugintos duonos gabalėlį, išgerti to vyno. O kitose bažnyčiose, kaip minėjau, liuteronų bažnyčioje pavyzdžiui, tai yra visuomet duodama ostija žmonėms ir vėliau duodama iš vienos taurės gerti visiems. Bet vėliau buvo pagalvota, kad atsiranda žmonių, kurie sako, man labai nemalonu, kai šalia manęs, sakykime, klūpo žmogus, kuris gėrė iš tos pačios taurės ir man paskui reikia gerti iš tos pačios taurės nuo to krašto, kur jau lūpos buvo. Man čia yra neetiška ir visai nemalonu. Tai buvo tada sugalvota, kad tą taurės kraštelį reikėtų
reiškia, su servetėle tiesiog nuvalyti sukant, kad kitas žmogus gerdamas, na, jam nebūtų taip nemalonu gerti to vyno. Bet ir čia atsiranda problemų. Taigi su šventa vakarienė visais laikais buvo problemų, nes ir supratimas yra kitoks, ir būdai šventimo yra kitokie. Ir šiandieną yra apaštališkoji bažnyčia, kur mes atskirai vyno negeriame, nes mūsų ostijoje yra tik tai 3 lašai, kurie yra tiesiog iškepti, ten praktiškai jie yra išdžiūvę, ten to vyno kaip ir tik tai yra anspaudai likę toj ostijos tame, reiškia, toje pačioje ostijoje. Taigi mes su vynu čia neturime reikalų arba problemų ir tiesiog paimame į burną, pirmiau į ranką, paskui į burną įsidedame tą ostiją. Bet ir tame daugelis žmonių vis dėlto ir pirmoje apaštališkoje bažnyčioje ir dabar apaštališkoje bažnyčioje mūsų vyriausias apaštalas buvo sakęs, kad kai jiems tenka važinėti po įvairias pasaulio šalis, tai žmonės ne visi yra geranoriškai nusiteikę prieš apaštališką bažnyčią. Ir paprastai jiems yra sakoma, kad jie elgiasi netolerantiškai, kad mes skaitome ir kalbame per daug apie nuodėmes ir apie klaidas žmonių, kurie užsiima vienokią ar kitokią veiklą, kurie draudžia vienokius ar kitokius dalykus. Ir todėl, kad šventą vakarienę švęsti šiais laikais tai jau yra atsilikimas, nes valgyti Jėzaus kūną šiandieną ir suvalgyti Dievą, kuris yra ostijoje, tai yra naivu. Nes buvo toks atvejis, kai vienas berniukas, kuris atėjo su močiute švęsti į bažnyčią ir močiutė šventė šventą vakarienę, ir močiutė buvo paklausta anūkėlio, kurgi yra Dievas, kurgi yra Jėzus, tai močiutė pasakė, kad Jėzus yra švenčių švenčiausiame ir kad Dievas yra toje dėžutėje švenčių švenčiausiame. Ir jis yra nematomas, reikia tik tai juo tikėti. Ir kai anūkas parėjo į namus, tai jisai pasakė močiutė, dabar aš močiutė žinau, kodėl Dievas yra nematomas. O močiutė sako, kodėl? Ogi todėl, kad tu jį suvalgėjai. Tu suvalgėjai Jėzų šiandieną. Tai kaip jis bus matomas? Tai šiandien turbūt tokių dalykų mes galim išgirsti. Ir kągi mes galim į tai vis dėlto pasakyti. Kad kaip minėjau, Jėzus, jis kalbėdamas apie tai, jis kalbėjo vis dėlto tokiais įdomiais palyginimais, kurių daugelis žmonių nesuprato ir nesupranta šiandieną. Nes kartais iš tiesų atrodo net neįmanoma suprasti. Nes kai Jėzus pasakė, pavyzdžiui, kad sugriaukite šitą bažnyčią, kuri buvo 43 metus statyta, ir aš po 3 dienų ją atstatysiu. Tai žmonės taip ir suprato, kad 43 metus statyta bažnyčia, šitiek darbo, šitiek reikėjo pinigų, šitiek žmonių dirbo, šitiek metų, o jie štai per 3 dienas atstatys, sudės akmenis, uždės stogą, išpuoš viską ir sudės per 3 dienas. Nu, juokai. Bet Jėzus rašoma yra, jis kalbėjo apie savo kūno bažnyčią, tai reiškia apie savo kūną, kurį jie nužudys, tai yra sugriaus, ir kurį Jėzus atstatys. Dievas jį prikels iš mirties. Taigi, jie sakoma, kaip čia vienas apie ratus, kitas apie batus. Nieko negali suprasti. Taigi ir šiandieną pasirodo, kad krikščionių nuomonių apie Jėzų ir apie šventą vakarienę yra įvairių, tai jau nieko nestebina. Bet kad visą tai suprasti ir paaiškinti teisingai, tai turbūt dar iki šios dienos niekam to padaryti ir nepavyks. Nes šiandien paprastai yra taip, kad žmonės švenčia vakarienę ir nesuka savo galvos, kaip ten yra ar kaip ten suprasti, nes paprastai yra pasakoma tiesiai. Šventoji vakarienė yra paslaptis, sakramentas, tiesiog paslaptis. Mes nežinom, kas tai yra. Daugybę dalykų mes nežinom ir todėl mes švenčiam savo šventą vakarienę ir nesukam savo galvos. Bet apaštalas Povilas dar taip ramybėje žmonių nepaliko. Jisai sako, kad kai jūs švenčiate šventą vakarienę, jūs tai turite neabejoti tuo, ką jūs darote.
ir kad tai nėra tik tai apeiga ir tradicija, nors šiandien turbūt daugelie pasaulio šalių krikščioniškas tikėjimas ir šventos vakarienės šventimas ir iš viso daugelis kitų religinių apeigų, kaip krikštas pavyzdžiui, kaip santuokos sakramentas kai kuriuose bažnyčiose santuokos palaiminimas tik tai yra, nėra tai sakramentas, kitur yra sakramentas. Tai nemažai pasaulio šalių sako, kad šiandien krikščioniškoji bažnyčia, ji yra tokiame tradicijų ir apeigų lygmenyje, kad į religiją yra žiūrima kaip į senovę ir dar išlikusius kunigus, kurie saugo apeigas ir tradicijas, kurių jie patys nežino ir nesupranta. Tiesiog daro, nes taip jiems yra išmokinti, taip jiems yra pasakyta. Ir man buvo savotiškai įdomu, kad Armėnijoje, kuri yra laikoma viena iš pirmųjų krikščioniškųjų bažnyčių įsteigtų žemėje, po apaštalų, pirmųjų apaštalų Izraelyje, ir jie 301 metais jau jie turėjo savo bažnyčią. Ir šiandien ten galima pastebėti, kad Armėnijoje į bažnyčias eina apie 10% žmonių. Tai panašiai ir pasaulyje, išskyrus kai kurias ten gal Afrikos šalis, kuriuose žmonių į bažnyčias renkasi dar daug. Taigi, tikėjimas daugeliu žmonių atšalo, panašiai kaip ir tada, kai tie 72 apaštalai pasitraukė, tai šiandieną daug bažnyčių arba daug tikinčiųjų pasitraukė. Nes šitos apeigos, šitas tikėjimas, šitos tradicijos jiems yra nepriimtinos. Nes kai mūsų apaštalai važinėjasi po įvairias pasaulio šalis, tai jie mato tai, kad žmonės yra susikūrę savo naują religiją arba naują tikėjimą, kuris leidžia viską. Ir jeigu mes nuvažiuotume, sakykime, šiandieną į Meksiką, nuvažiuotume į Argentiną, į Buenos Aires, tai ten žmonėms, tarp kitko iš Argentinos yra ir popiežius kilęs, tai ten pamačius, kaip ten gyvena žmonės, tai mes galime susidaryti tam tikrą tokį niūrų vaizdą, kad žmonės tenai gali vartoti narkotikus, kas kiek nori, kas ką nori, gerti ką nori, gyventi kas su kuo nori, viskas yra galima. Bet ten yra daugybė betvarkės. Bet tai yra tam tikra prasme naujoji pasaulio religija, kuri jau apima daugelį valstybių. Bet vis dėlto galima pastebėti dar įdomų dalyką, kad dar pasaulyje yra valstybių, kurios tvarkosi ir gyvena gražiai, tvarkingai. Ir kur ta laisvė vis dėlto yra apribojama. Man buvo įdomu savotiškai žiūrėti apie Singapūrą, kuris yra, sakyčiau, toks gerai išsivysčiusi šalis, ir yra sakoma, kad Singapūro oro uostas yra vienas iš gražiausių pasaulyje, kad ten yra tvarka ir už tuos pačius narkotikus ten yra ypatingai griežtos bausmės. Taigi, vėl, kai pasaulyje mūsų apaštalai keliauja, tai be abejo pasaulis stengiasi daryti įtaką mūsų bažnyčiai. Ir tiesiog kartais grasinimais, streikais, bauginimais, draudimais, perspėjimais yra stengiamasi tikėjimą paveikti. Ir buvo taip, kad buvo tiesiog stengiamasi uždrausti šventą vakarienę švęsti apaštališkoje bažnyčioje, nes tai yra jau atgyvenos, tai yra senovė, tai niekam nieko gero nebeduoda. Bet vis dėlto Jėzus nebereikalo paliko, kaip minėjau, švęsti šventą vakarienę, nes mes kiekvieną kartą prieš švęsdami šventą vakarienę kaip maldelę kartojam būtent tą patį priminimą, kad už mūsų nuodėmes yra pralietas Jėzaus kraujas, kad to nepamirštume mes ir mūsų vaikai. Nes jeigu mes nešvęstume šventosios vakarienės, tai be abejo Kristaus auka mums nieko nereikštų, mes apie tai tiesiog pamirštume. Ir kai mes mirtume, mes neprisimintume, kad reikės ten pasakyti mums, kad
šėtonas, kai jis mus apkaltins dėl nuodėmių, kad mes esame išteisinti per pralietą už mus Jėzaus Kristaus kraują. Nes šėtonas galima sakyti, kito išteisinimo arba kito išlaisvinimo nepripažįsta. Jam nėra tokios sumos, už kurią būtų galima išsipirkti arba pasitraukti iš jo nelaisvės. Taigi tokios išpirkos kitokios, kurią būtų galima išsipirkti iš šėtono priespaudos arba jo vergovės, ir šitame ir aname pasaulyje deja nėra. Tik tai išskyrus Kristaus mirtis ir jo pralietas kraujas už mus. Todėl šito pasaulio dvasia būtent stengiasi daryti viską, kad mes pamirštume Jėzų, kad mes pamirštume, ką jis dėl mūsų padarė ir kad Jėzus mums būtų visiškai nereikalingas, kad kai mes mirsime, šėtonas galėtų mus pasimti kaip savo angelus, kad mes jam vergautume visą amžinybę. Todėl tai yra svarbu. Nepamiršti, kad Kristus už mus yra miręs. Ir štai mes stengiamės, ir mūsų apaštalas sakė, mes stengiamės švęsti šventą vakarienę ir nenorime nuo to atsitraukti, nenorime to palikti, nes tai yra Kristaus palikimas. O mes turbūt žinom, kartais yra sakoma, kad žmogus, kuris paprašo, kad jo artimieji jį palaidotų vienaip ar kitaip. Neseniai mes laidojom vieną močiutę, jau 91 metų, bet jos noras buvo, kad jinai būtų sudeginta. Tai daugelis žmonių sako, žinot, taip labai įdomus toks noras močiutės, kuris sulaukė jau apie 90 metų su virš ir dar jinai prašo, kad jos kūnas būtų sudegintas. Kaip žinia, daugelis vyresnio amžiaus žmonių vis dėlto nenori, kad jie būtų sudeginti, nors yra įvairių nuomonių. Kai kurie sako, kodėl aš ten turiu tokie senam amžiai, ten visi mane tokią senutę turi matyti, kai veidas jau negražus, kad į ką ten žiūrėti. Tai geriau tiesiog, kad sudeginti ir tiek. Taigi, ta jos valia buvo išpildyta, nes kartais būna taip, kad žmonėms dažnai yra primenama ir sakoma, kad mirusiojo žmogaus valią vis dėlto reikėtų pildyti. Ir štai mes čia skaitom, kad Jėzus prieš mirtį kaip tik, jis davė palikimą, pavedimą apaštalams. Ir be abejo mums taip pat, kad mes pildytumėm tą jo paliepimą. Tai yra, gerbtume jo mirtį, kad gerbtume jo valią. Tai todėl mes švenčiame šventą vakarienę ir galim taip sakyti, nesukame savo galvos, nors daug čia mums galima primesti taip ir anaip ir šiaip ir kitaip. Bet vis dėlto tai yra Jėzaus priešmirtinis noras, kad mes nepamirštume jo aukos ir kad to mokintume ir tai perduotume visiems kitiems mūsų vaikams ir anūkams, kad jie jo nepamirštų. Nes mums to dar labai reikės, kaip minėjau, kaip ir tas mūsų tikėjimo brolis sakė, tai išgelbėjo jam gyvybę, nors tai galbūt ir įkyru buvo. Taigi ir mums kartais, kai mes ateiname į bažnyčią, tai žmonės dažnai sako, žinot, ten nieko naujo. Nueina į tą bažnyčią, tas pats Jėzus, ta pati šventa vakarienė, tas pats Dievas, tas pats per tą patį, atsibodo, nieko naujo ten nėra. Bet tai išsaugos mums gyvybę. Tai yra svarbu. Tai kaip ir tam kareiviui, kuris sako, jie mums įkyrėjo tos minos iki gyvo kaulo, bet tai išgelbėjo gyvybę. Taigi mes kartojame tą prisimindami ir sakoma dar taip įdomiai, kad norint, kad sūnus ar dukra ir iš viso žmonės prisimintų ką nors ir kad tai įsidėtų savo į galvą, netgi kartais yra sakoma vaikams, kurie atrodo turi taip tokie labai imlūs, bet jiems kartais atrodo visai neįdomu, apie ką kalba jiems tėvai. Bet kai sėdant už stalo ir valgant, pasakai savo vaikams kai kurias žinias, svarbius dalykus, tai jie, taip įdomiai sakoma, yra tas žinias suvalgo kartu su maistu ir įsisavina jas geriau. Labai įdomu. Tai ir mūsų viešpats Jėzus pasirodo. Ir ne tik tai viešpats Jėzus, bet ir vėliau mes skaitome, kad daugybė tokių
susitarimų, pasirašymų, taikos susirašymų yra daroma paskelbiant ir kviečiant bendrą vakarienę, bendrus pietus, kada susitinka dviejų šalių, sakykime, arba dviejų įstaigų, įmonių vadovai prie bendro stalo ir jie kartu valgo, tai tą informaciją ir tą susitarimą galima pasiekti daug greičiau ir daug geriau. Nors čia, žinoma, dar yra ir kita pusė, kad panašiai kaip buvo vienas toks pasakojimas, vienas valstietis turėjo savo mintyje ir pavydėjo turtuoliams dvarininkams, kurie gerai gyvena, kurie valgo skaniausią maistą, kuriems nereikia dirbti, kuriuos aptarnauja tarnaitės. Ir vieną kartą jis būtent apie tai prasitarė dvarininkui ir jis jį pasikvietė į savo dvarą ir paruošė jam vaišių stalą. Ir virš jo kėdės, prie stalo, kur jisai sėdėjo, karalius dvarininkas liepė pakabinti kardą ant plono šniūrelio, ant plono tokio raištelio ir pasodinti jį prie stalo. Ir tada, kai tas valstietis atsisėdo prie stalo ir pradėjo valgyti, jisai sako, o kodėl tas kardas čia man virš galvos? Tai sako, kad tu suprastum, ką tai reiškia būti mano vietoje. Jeigu tu būtum dvarininkas ir tu sėdėsi prie stalo ir tu turėsi mintyse, kad maistas, kad ir skaniausias, kurį tu valgai, gali būti užnuodytas. Ir todėl sako, kai aš einu valgyti prie stalo, tai aš tą maistą, kurį aš valgau, aš pirmiausia turiu duoti savo tarnaitėms ir tarnams, kad jie jau paragautų, jie jį valgytų, šeimininkės, kurios ruošia maistą. Kad jeigu matysiu, kad jos mirs arba tas maistas yra užnuodytas, tai aš jo negalėsiu valgyti. O gali būti, kad nuodai suveiks ir po ilgesnio tik tai laiko. Todėl sako, man skaniausias maistas visuomet yra kaip tas kardas pavojus, kad tas maistas gali man būti mirtinas kiekvieną sekundę. Jis sako, kai aš miegu lovoje, tai tas kardas man ten kybo taip pat, nes aš nežinau, kuris iš mano prižiūrėtojų ir tarnų gali miegantį mane nužudyti. Ir taip pat aš niekuomet negaliu mėgautis kitomis kelionėmis, kada aš važiuoju į laukus ar kitus miestus, nes aš nesu garantuotas, kad mano vežėjas ir mano apsauga ir netgi liaudis gali sukilti prieš mane, gali nužudyti mane kelyje ir taip toliau. Todėl tas žmogus turėjo suprasti, kad ir geriausiai gyvenantis žmogus yra tam tikrame mirties pavojuje. Ir kad vis dėlto šventas raštas mums primena, kad brangiausi turtai, kuriuos žmogus gali turėti, kaip ir Jėzus sakė, ieškokite visų pirma dangaus karalystės ir jo šlovės, o visa kita jums bus pridėta. Tai aš kartais taip vaizdžiai sakau, kai mes renkamės į pamaldas, tai mes čia susirenkam kaip į aukso kasyklą. Be abejo, ne to žemiško aukso, bet to dvasinio aukso kasyklą. Ir kiekvieną kartą mes kažką čia atrandame tokio, ko reikės mums po mirties. Nes tas auksas, kurį čia mes galime surinkti, jis dėja mūsų neišgelbės aname pasaulyje, nes ten jis nebeturi vertės. Ir mes galime ten piktąją mūsų priešų šėtonui jo duoti tonų tonas, bet tas jam visai neįdomu, nes jis turi dar daugiau prisivogęs. Taigi pasirodo, kad vis dėlto Jėzus buvo ir yra teisus, kad tie brangiausi turtai būtent yra renkami čia. Ir tai yra dvasiniai turtai, tikėjimas ir pasitikėjimas mūsų viešpatimi Jėzumi Kristumi. Ir tai yra visa tai yra mums į gerą. Ir čia būtent apaštalas Paulius sakė, kad mes neabejotume, kodėl šiandieną yra vis dėlto abejojama, ar Jėzaus Kristaus, ar tai yra Jėzaus Kristaus kūnas, ar kitaip tariant, ar Jėzaus Evangelija yra tikra. Nes turbūt šiandien mes žinom, kad nemažai yra įvairių kitų evangelijų parašyta dar. Ir žmonės sako, na ką čia Jėzus apaštalai 4, yra ir daugiau, ir čia
žmonės rašė, kas kaip išmanė, kažkaip suprato. Tai būtent apaštalas Paulius tą ir norėjo pasakyti, kad valgydami, arba kitaip tariant, skaitydami šventą raštą, Evangeliją, jinai gali būti mums, mes galime jai netikėti, kad jinai gali mums būti pasaka, kad jinai gali būti netikra ir kad Jėzus tai nėra Dievas arba išganytojas. Nes Dievu tikėti yra nesunku, bet tikėti Jėzumi, kuris buvo žmogumi, yra be galo sunku. Bet yra įdomu tai, kad Dievas, į kurį daugelis žmonių tiki, yra svetimas ir tolimas. Ir dėja jis mūsų neišgelbės. Nes vienas yra, kuriam duota visa valdžia danguje ir žemėje, ir kuris vienas yra šalia mūsų ir mumyse, tai yra Jėzus. Ir būtent tik tai jis gali mus išgelbėti iš mirties ir iš šėtono pinklių ir iš jo vergovės. O kitas Dievas, kuris yra galbūt toli, kurio galbūt mes nei vardo nežinom nei kaip jisai atrodo, nei kur jisai gyvena, tai dėja jisai mums nepadės. Mums gali padėti mūsų išganytojas Jėzus, todėl jis mums yra mūsų Dievas. Nors ir žmogus, bet jis yra mūsų Dievas ir išganytojas todėl, kad jis mus pažįsta. Ir mes jį pažįstam šiek tiek. Nes ano Dievo, tėvo, mes dėja, kad ir kaip būtų gaila, dar nepažįstam, nes Jėzus sakė, kas pažįsta mane, kas matė mane, matė mano tėvą. Ir vėl dar įdomiai pasakė, kas tik į mane, tiki ne į mane, bet į tą, kuris mane siuntė. Įdomiai. Jis kalbėjo apie tėvą. Tai reiškia, tikėti Jėzumi, tai tas pats, kas tikėti Dievu. Ir būtent Dievas Jėzus gali mus išgelbėti ir iš mirties, kad ir kaip gal keistai tai skambėtų. Nes anas Dievas dėja mums yra nepažįstamas. Mes nežinom apie jį beveik nieko. Tuo tarpu apie Jėzų mes šiek tiek žinom, kad jis yra tas, kuris meldėsi ir meldžiasi už mus, kad ir mūsų tikėjimas nesusvyruotų. Nes jisai meldėsi ir už apaštalą Petrą ir sakė, aš meldžiausi už tave, kad tavo tikėjimas nesusvyruotų. Bet kai tu būsi sustiprėjęs, stiprink ir savo brolius. Ir kartais šis dėkingas ir mūsų vyskupui, ir krašto evangelistams, kurie kartais ir mūsų tikėjimam pasiaupus, jie vis mus palaiko ir sustiprina. Nes, kaip minėjau, šita pasaulio netyroji dvasia, jinai daro viską, kad tas tikėjimas, pasitikėjimas Jėzumi iš mūsų būtų atimtas. Ir tai mums yra pavojai. Bet mes esame dėkingi Dievui, kad jis išsaugo mumyse dar rusenantį tikėjimą. Ir melsime, kad jį išlaikytų iki galo. Amen. Šiandieną ruošiamės švęsti šventą vakarienę.